Labadiena. Savaitė akcijų rinkose prasidėjo indeksų kilimu. Investuotojus užplūdo teigiamas emocijos dėl vis didėjančių valstybių pasisakymų apie skiriamą paramą ekonomikos gaivinimui. Tiek Azijos, tiek Europos indeksai degė žalia spalva. Šiandien rinkos dalyvius pasiekė teigiama žinia, kad Didžioji Britanija skelbia naują gelbėjimo planą, kuriuo skatins skolinimą verslui bei gyventojams. Tikėtina, kad optimizmą kiek palaikys jau ryt būsima Baracko Obamos inauguracinė kalba. Šią savaitę rinkas pasieks nemažai bendrovių skelbiamų veiklos rezultatų, kurie tikėtina nebus itin geri. Pabaltijo akcijų rinkos sekė paskui teigiamas emocijos iš užsienio. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas kopė 2,59% į viršų. Grįžęs pasitikėjimas finansų sektoriumi neaplenkė ir mūsų šalies bankų. Didžiausia net 12,5% kainos kilimo demonstravo Banko Snoras akcijos. Nuo jų neatsiliko kiek mažiau, tai yra virš 9% kopusios Ūkio banko akcijos. Panašu, kad spekulacijos bankiniu sektoriumi kartojasi. Tiesa, buvo galima išvelgti, kad akcijos perleidžiamos didesniais kiekiais per vieną tarpininką. Biržos arkliuko vadinamo TULT pozicijoje taipogi nepamiršo investuotojai ir kainą kėlė iki 1 lito 35 centų lygmens. Susidomėjimo nestigo ir Lietuvos jūrų laivininkystės bei Lifosios akcijomis, nuo bendra apyvarta kiek nustebino perkopiusi 4 milijonus litų. Kaimyninės Latvijos vertybinių popierių biržos indeksas šoktelėjo 1,4%, tačiau aktyvumas ir apyvarta liko kaip įprasta bemaž vietoje 16 000 Latvijos latų. Kompanijai Grindex paskelbus apie atidaromą naują gamyklą, itin susidomėjimo akcijomis biržoje neiššaukė. Akcijų kaina kristelėjo virš 2%. Na, o Talino vertybinių popierių biržos indeksas kėlė savo vertę 1,98%. Didesnė apyvarta išsiskyrė virš 2% kilusios Tallink Group bei ST Telekom akcijos. Na, o daugiau kaip 10% į viršų kopė Olympic Entertainment Group kursas, tačiau apyvarta nebuvo didelė. Matomai akcijų kursą kelia tik smulkūs spekuliantai, kurie progai pasitaikius fiksuos pelnus šioje pozicijoje. Na, o bendra biržos apyvarta šiandieną siekia 887 000 eurų. Šiandieną naujienų tiek, viso geriausio.